Lydekos Ifigenijos keršto planas. Palikime dabar Briedį Eugenijų Eugeniną ir saldžiabalsę Lakštingalą Izabelę ir grįžkime į Lakajos upės gelmes, kur vis dar tūno suakmenėjusi lydeka Ifigenija. Kaip jau buvo minėta, šios lydekos klausa itin gera, tad jį kuo puikiausiai girdėjo viską, kas vyko upės krante. Girdėjo ir Izabelės giesmę, ir Eugenijos meilingus žodelius skirtus ne jai, nebusimai Labanoro karalieniai, o tai, atsiprašant Lakštingalai, kuri neturi nei aštrių dantų, nei prabangių žvinų, bet to nemoka plaukėti, tik čiulba, kudakoja it kokia višta. Ta vištingala Izabelė yra visai netinkama pora girių karaliui Eugenijui. Niršų paviduolį Ifigenija ir tuližingai dantimis griežė, o išgirdusi, kad Briedis su Lakštingala pačiu upės viduriu kažkur vienu du nubildėjo, nutarė pasekti jiems iš paskos. Piktai iššiepusi nuo akmens prie akmens, nuo meldo prie meldo, pasileido paskui įsvajoto briedžio kanopas, taškančias vandens purslus į visus šonus. Tačiau kur tu tuos įsimylėjėlius pavysi? Tupi uždususi nelaimingai ir įsidusi Ifigenija po lelijos lapu ir staiga girdi kažkieno dainą. Aš upėtakis esu, kontrabandos daug vežu, papirosų ir tablečių, dizelino ir krevečių, dizelino ir krevečių. Lietuvoj žavingos žuvys, ilgos lydžios mėlios gūvios, auksų blizgai jų žinai, net kur dėtis nežinai. Jei sutiksiu kokią raudę, tuoj pakviesiu nusimaudyt. Jei lydeką susitiksiu, ją krevetėm pavaišinsiu, ją krevetėm pavaišinsiu. Lietuvoj žavingos žuvys, ilgos ir lydžios mėlios gūvios, auksų blizga jų žinai, net kur dėtis nežinai. Žiūri Ifigenija, kontrabandininkas upėtakis Igoris, kur buvęs, kur nebuvęs, taikosi lydeką pabučiuot. Kokia riebiai lydekytė, gal galėčiau jūs pabučiuoti susipažinimo progą? Ne, brolyti, ne tu mano išrinktasis, pamanė sau lydeka ir jau buvo benusisukanti, tik staiga galvon jai šovė baisi mintis. Pažvelgė klastingoje į meilį degančias upėtakio akis ir suprato, kad dėl jos šis jaunas žvitrus kavalierius galėtų bet ką padaryti. Priplaukė prie įsimylėjėlio ir ėmė šnibždėti mirštančios gražuolės balsu. Mielasis, aš negaliu tavęs mylėti, nes sergu nepagydoma liga. Susigraudinęs Igorėlis net burną pelekais užsidengė. Jei pasveikčiau, išsyk pamilčiau, saldžiai liežuvavo Ifigenija. O išgelbėti mane gali tik vienas vienintelis vaistas visame pasaulyje. Lydeka pačiapsėjo, išstenėjo porą burbulų ir apsivertė pilvu į viršų, kad Igoris įsitikintų, kokia ji baisi ligonė. Koks vaistas? Susijaudinęs upėtakis net suspradėjo. Jei reiks, iš po akmenų jį iškapstysiu. Jei suvalgyčiau Lakštingalą, iškart pasveikčiau. Bet liga mane taip įsekino, kad dabar tikriausiai jokio paukštelio nebeįstengčiau pasigauti. Ifigenija tvirta pilvų žemyn ir vaidindama susigraudinusi nusuko akis šonan. Aš toj, brangioji, dėl tavęs aš bet ką padarysiu, suburbuliavo upėtakis. Galiu net pačiam Briedžiui Eugenijui įkast. Ne, tik ne Briedžiui. Įsigando Ifigenija ir pabučiavo Igoriui į žvinuotą skruostą. Geriau įkask, Izabelei. Negaišk, plauk greičiau, narsusis karžygy, kol aš dar nenugaišau. Išgirdęs tokius lydekų žodžius, Igoris įsiknėrė prie darbo.
Ir ėmė it koks ryklys pasalūnas plaukyti Lakajos pakrantėmis, vis galvą iš vandens kaišiodamas ir klausydamasis, be neišgirs kur Lakštingala giedant. O tada jau patykos, kol toj atskris prie upės atsigerti. Tuomet tik grybšt dantimis ir Igorio mylimoji Ifigenija bus išgelbėta.